Vasario pabaigoje Lietuvos dailės muziejus Vilniečius pakvietė į unikalią Danijos menininkų parodą Kristianija mene. Įsileisdamas laisvės, demokratijos bei tolerancijos vėjai savo sales, eksponatams duris atvėrė Radvilų rūmų muziejus. Į Lietuvoje surengtos parodos pristatymą atvyko net 34 kūrėjai iš Kristianijos. Tapyba, skulptūra, keramika, plakatas, fotografija, dizainas. Netipiškam Kopenhagos fenomenui, Kristianijos rajonui pažinti iš tiesų plačios erdvės. Vat kuo pasireiškia bendruomeniškumas? Kai danai sužinojo, kad juos ima ne bet kas, o nacionalinis muziejus, kuris visam pasaulyje, Europoje ypač, yra jau kotiruojamas tikrai, čia yra aukščiausias lygis. Patekti į nacionalinį muziejų tai yra didžiulis pripažinimas. Tai Kristianijai, tokia alternatyviai bendruomeniai, patekti į šitą muziejų tikrai didelė garbė. Ir kai jie dar pamatė šitas patalpas ir tas patalpas tokias rūmus, jie sako, tai tikrai jau nėra dar to buvę ir jie be galo stengiasi. Daug darbų yra padaryta specialiai šiai parodai. Labai gerai atsispindi jų pačių dvasia. Pažiūrėkit, kokie jie linksmi, kokie tie darbai gyvybingi yra, kokie jie pilni džiaugsmo, kokie jie pilni tikrai visko, ko mums, aš manau, visko, ko mums labai dažnai trūksta. Kristianija gerai žinoma pasauliui. Tai liudija faktas, kad joje kasmet apsilanko kone milijonas svetimšalių. Kristianija yra viena iš patraukliausių Danijos turistinių vietų, prilygstančių Tivolio sodui ar Undinėlės skulptūrai. Kristianija stiprina Danijos kaip liberalios ir pakančios šalies įvaizdį, kurdama savitą erdvę kitoniškumui su įvairių kultūrų skirtybėmis. Daugelis atvykėlių yra girdėję apie Kopenhagos hipių žemę, bet kūrybinė Kristianijos dvasia ir jos gyvastingumas palyginti menkai tepažįstami ir nepelnytai vertinami laikantis išankstinių nuostatų. Danijos kultūros instituto direktorė Audra Sabaliauskienė akcentuoja Užupio ir Kristianijos ryšį. Kristianijos ryšys su Užupiu pats tiesiogiškiausias. Nes jau jie kuris laikas ieškojo, jie apskritai labai mėgsta susirasti pasaulyje panašias bendruomenės į save. Jų yra pakankamai, bet jie jau buvo nusimatę, jau jie girdėjo apie Užupį ir jie norėjo su Užupiu padraugauti ir pernai įsiprašė atvažiuoti į Užupio plenerą. Jeigu jūs žinote, tai Užupis kiekvieną vasarą kažką panašaus daro. Ir atvažiavo 4 menininkai su kuratorium. Ir nuo to viskas prasidėjo. Ir tas pleneras juos taip sužavėjo, kad jie iš vis nenorėjo važiuoti namo. Sakė, mes čia pagyvensim. Tada aš jiems pasiūliau kitą variantą, geriau sugrįžti kitais metais. Ir mes pradėjom nuo 5 dailininkų, o užbaigėm šitą parodą, kuri yra iš tikrųjų labai didelė. Tai yra 318 visokių žanrų darbų. Kristianija seniai garsėja kaip savita Danijos alternatyviosios kultūros istorijos dalis. Tai pavyzdys, kai chaotiškai tvarkoma urbanistinė valda virsta kultūrinė terpė, paklūstančia vaizduoti ir nežabotiems kūrybiškumo proveržiams. Kristianijos meno bendruomenės kultūrinį fenomeną atskleidžianti paroda skirta Danijos pirmininkavimui ES tarybai ir veiks iki balandžio 1.